Labą dieną pirmiausia visiems. Malonu iš tikrųjų, kad susirinkot. Esam kartais kaltinami ypač už tas pirmasis darbų savaitis, kad esam nebendraujantį valdžią, tai matyt, norėdami tą paneigti, važiuojam ištisai į mažus miestelius tiesiai ir bandysim įrodyti, kad tokie teiginiai nėra teisingi. Tokiu pasiteisinimu Taujėnuose susitikimą su gyventojais pradėjo Seimo valdančiųjų atstovai. Susitikime dalyvavo Seimo narys Jurgis Razma ir Žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas. Abu atstovauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai. Rajone valdantieji lankėsi pirmadienį, susitikimai vyko Želvoje, Siesikose ir Taujėnuose. Žemės ūkio viceministras susitikimuose pristatinėjo supaprastintą paramos gavimo tvarką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą. Tai vienas iš pirmųjų ministerijos darbų buvo padaryti taip, kad parama būtų kuo labiau prieinama ūkininkam ir kad kuo didesnis skaičius ūkininkų galėtų pasinaudoti europinę paramą. Ir pirmas mūsų darbas yra supaprastinta parama iki 150 000 litų. Startavo šitą paramą kovo 2 dieną ir turiu pasakyti labai sėkmingai, nes kiekvieną dieną sulaukėm vis daugiau ir daugiau paraiškų, vis daugiau ūkininkų kreipėsi norėdami gauti tą paramą. Ir mano žiniom per praėjusią savaitę, vien tik tai per 5 dienas buvo sulaukta per Lietuvą 155 pareiškėjų. Už maždaug 4,5 milijono litų norinčių gauti paramą ir tie skaičiai kiekvieną dieną didėja ir didėja, reiškia įsibėgėja parama. Manau, kad ateityje turėtų kiekvieną dieną maždaug kreiptis po 50-100 žmonių tos paramos, tai kad mes išeitume į tos skaičius, kur yra užsibriežti, tai yra 20 maždaug tūkstančių ūkininkų per Lietuvą turėtų šitą paramą pasinaudoti per ateinančius 4 metus. O už tą paramą galima pirkti, ką tik tai ūkininkas nori, kas tik tai jam šauna į galvą, ar traktorių, ar padargą, ar įrangą kažkokią melžimo, net pasistatyti nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimų. Taigi čia pagal poreikius, kam ko reikia, visi gali pasinaudoti šitą paramą. Pradinėme etape mes numatėm, kad šitą paramą bus galima pasinaudoti 2 kartus. Tai bendrai suma turėtų būti iki 300 000 litų paramos. O jeigu bus poreikis ateityje, tai galim svarstyti tą, gal ir 3 kartą galėsim leisti pasinaudoti, bet nenorim, kad būtų piknaudžiavimų, kad vėl tie turtingieji ūkininkai nesusirinktų visų pinigų, o mažesniem nieko neliktų. Taigi tokį išlaikom pusiausvyrą, o didiesiam ūkininkam tai irgi bus supaprastinta parama ir didelė, jie iš karto galės kreiptis dėl 400 000 eurų paramos per vieną projektą. Tai irgi yra jau čia dideli projektai, milijoniniai. Bet tą leisim padaryti, nes iki šiol buvo apribojimas iki 200 000 eurų ir jeigu norėjo išnaudoti maksimaliai savo visą paramą ūkininkas 400 000, kas yra leidžiama pagal ES direktyvas, tai jam reikėjo kreiptis 2 kartus, 2 verslo projektus rašyti, 2 verslo planus, samdyti 2 kartus konsultantus, tai dabar tą jis galės padaryti per vieną kartą. Ūkininkai viceministrui įsakė priekaištus dėl prastai dirbančios ministerijai priklausančios akcinės bendrovės Jonavos grūdai. Ši įmonė Ukmergėje superka grūdus ir turi jų saugyklą. Taip, manau, kad yra nemažai bėdų ir Jonavos elevatorių, tarp kitko Ukmergėje yra padalinys Jonavos elevatoriaus vienas. Ir matau, kad ten galima daug ką taisyti ir tikrai imsimės ten tų žingsnių, kad pagerinti padėtį, visų pirma vadybą, vadovavimą šioje įmonėje pagerinti. Nes matom, kad nemažai negerovių yra ir čia ūkininkai vardina ir man pačiam asmeniškai jos yra žinomos, yra padarytos kai kurios investicijos, kai kurie darbai, kurie nelabai pasiteisino ir padaryta klaidų ten yra nemažai. Tai tikrai ten laukia darbai mūsų ir Jonavos elevatorių.